Tai kaip karalius gali, paguldytas, tai jau ir pats pavalgyt nebegali. Tai kad jau nebegali. Mesta! Tai klausyk, kaiminėlė, tai dėl ką dabar tu taip atskiroj palatoj paguldytas? Nebeglaus, Belusi, nebeglaus. Berniakas bija vienas nebebūt, tai davė atskirų kamurkų, kad gulatų šaunigi. Aha, bijau ir vilkų, bijau ir šunų, bijau labai. Nustok, duok dėdį į lopas, nu. Aš darau sėkliu. Dirbat glušai. Ligonį norit pribaigt, galite sakyti. Nepykai, bet žiūriu, tai tikrai nebe kaip atrodai, aha. Ne kaip atrodo jau. Nustok, balvanai, tauzyt nesąmonę. Kur šiais laikais gerai ligonis atrodys, va. Balvanas visus tėvo pietus praryja. Nevalgys trečią dieną guli. Oi, negerai, Raimondėlė, negerai. Nu tai kad Deusi labai nori, žinok. Negerai tėvo pietus praryja, taigi ligonis, nu. Taigi vat, kad negerai. O jeigu taip tėvas nusilpsta, be pratą klausyk, va, kabarkštun šauna ar nebėr, tai va, tada reiks tau gyventi. Ne kaip nori, bet kaip reikia, brali. Taip, Raimondėlė, kaip reikia. Tada tu nešposik, kad aš be tavęs vienas gyvensiu, verksiu. Nu gerai, neįsilaisčiame kaip tešla dabar. Žiūrėk, dabar nuneš virtuvę nuo žarbatų, pasakysi ačiū vyrėjam ir nupirksi tėvui Kęskelį naujų gazetų. Tata, ar ne tu gali nusipirkti? Vienu parcijų, bet nedaugiau man tada. Gerai, tata, varau. Nustogi glušai tai. O mes su Beusiu da kalbas turim. Nu, ir mygam man. Tai rupodžiaukas. Oi, neklaužina, oi. Tai šitą, žiūrėk, kaiminėlė, tai tu taip ilgai dabar guli prieš Velykas, kaip atgulai, o tai da nežada palaisti, a? Ai, Beusi, palaist ne problema. Problema man sustabdyti. Nu? Kai viduriukai sušlubavo prieš Velykas, tai niekaip negali sustabdyti dabar, supranti? Taip vidurius raižo, sako, da net operaciją gali reik daryti, va. Tai kaip čia dabar su tais viduriais, dėl ką šitaip atsitika? Klausyk. Berniakų prieš Velykas įsiunčiau kiaušinių nupirkti. Varla taip greitai sulakstė, atnešė tokių rudų didelių 30 kiaušinių. Sakau, ir didelių gavai, saka, 2 tryniai tata. Po 4 išviriau, prarijam abudu, Raimai nieka man va, šakutės pareina. Tai sakai, 30. Nu, taigi savo 30, nu. Sakai, rudų didelių. Taigi rudų didelių 30, nu. Taigi va, viskas aišku. Va, kur mano žąsies kiaušiniai prapuola. Buvau padėjęs perėti. Užperinau žąsį su 30 kiaušinių, varų pusė šitas prateis. Žydrišt vailiak, Raimai Nesidervok, aparatūrą atsijungs, negalima ligonių, negalima. Aparatūra Beusi brungi, sakė, 1000 kainuoja. Taip. Šitą kaiminėlį, tai pabalauk. Žiūrėk, tai gal ant tų nervų, gal gramelį, per šventėsgi nebuvom susitikę, nu. Eik, durnelių, tu špasį žiūrė tais. Doktoras man sakė, gink Dieve dabar skrandžerzinti negalima, mangi ir valgynydimų per lašalinį duoda vis. Taigi, va, tai gerai sakai, per lašalinį, tuoj ir sugalvosima būdu, va. Žiūrėk, o kad ir šito prajungsma per šito lašalinį, va, žiūrėk. Aha, eim gerin, žiūrėk, Beusi, ar možna pagreitinti šitų procesų, žiūrėk, pareguliuok. Tai palauk, tai kad man nieko nebeliks. Beusi, žiūrėk, išk savo, kad nauja. Negalima, šito negalima. Aš, žiūrėk, kaiminėlį, pasiliksiu ir namie už tavo sveikatą išgersiu. Aha, tai da netraukta. Tai va, o tau dabar, kaiminėlį, dėl linksmumą, žiūrėk, radio atnešiau veifo, aha. O, Beusis, ot maladėt, sėdėl tato, žiūrėk, atrask Vilnių, pasakiak, mašytų linkime pasveikti transliuoja. Gerai, o šitą tai jau užteks, aha. Taip, duok. Nu. Eteryje koncertas Linkime pasveikti. Raimundėlis iš Rokiškio rajono sveikina tatą mirties akivaizdoje ir linki mirti be skausmo. Jidrištvara, nu! Nusiramink, kas yra, ką darai dabar? Kabinėkit,
dabar gal infarktas kažką pasidarė. Kas gerai, varysi. Nu, man, tata, aš tau laikraštį nupirkau. Hei, tata. Kelkis, tai aš tau ir pasveikinimų per radijų parašiau. Tata, dabar jau kelkis, kelkis, tata. Žemė Lietuvos, antrą drąžą, žala